Tikrai džiugu antrus metus iš eilės būti čia ant šitos scenos, atsiimti geriausią apdovanojimą užsienio projektų kategorijoje. Mano vardas Rytis Mušauskas, esu konkretus dizaineris ir konstruktorių cechų įmonių vadovas. Mes priklausom įmonių grupiai Konkretus, kartu atstovauju tokius prekės ženklus kaip Markučiai, RCP Construction. Jeigu tai bendrai pažiūrėti šitą renginį į BIM apdovanojimus, tai galima kažkiek rasti panašumų su sunkia atletika. Dirbi visus metus sunkiai ir turi keletą minučių parodyti. Tai džiugu, kad vis dėlto sekasi parodyti ir padaryti tą įspūdį. Šiais metais tikrai galbūt nebuvo sunku pasirinkti iš savo projektų, ką norėsim pristatyti. Ir smagu, kad vis dėlto mūsų ir jūsų mintis sutapo. Taip, Clarion. Visi turbūt puikiai žinot Clarion viešbučių tinklą, tai tikrai yra didelis tinklas. Ir būtent mes projektavom, gaminom, nuvežėm ir sumontavom vieną iš jų tinklo viešbučių Suomijoje, Helsinkio mieste. Nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo nuo to, kad atėjo užduotis, kad reikia suprojektuoti, pagaminti, sumontuoti viešbutį būtent Suomijoje, Helsinkyje. Viešbutis radosi Helsinkio senamiesty, vienoje iš Helsinkio įlankų. Nespėjo technika. Matot, šitoje vietoje prie objekto kaip tik yra prisišvartavę laivai, nebereikalo. Šitas objektas buvo nuplukdytas būtent laivų pagalba. Apie 95% konstrukcijų buvo nuplukdyta laivais, 5 laivais, nuvežta iš Vilniaus į Rygą, Rygoje pakrauta į laivą ir 5 laivais nuplukdyta į Helsinkį. Tik tai apie 5% konstrukcijų važiavo tiesioginiu transportu. Noriu pabrėžti tai, kad būtent projektų vystytojas Hent, Norvegų kompanija, šalia objekto turėjo įsirengę normalų, įprastą ofisą, kuriame vyko tiek projektavimo susirinkimai, pasitarimai, tiek statybos vadovų susirinkimai. Kuo žymus šitas pastatas? Visų pirma, tai turi Skybarą 16 aukšte, didžiulį erdvų. Tai yra 10 metrų ilgio baseinas, matot šitoje vietoje viršui, turi maždaug 2 metrų konsolę už pastatų su stikliniu dugnu. Sėdėdami baseinę galit matyti, kas vyksta Helsinkio senamiestyje. 425 kambariai, apie 1000 vietų bendras konferencijų salių plotas. Iš viso tai yra 75 metrai aukštis pastato, 425 kambariai ir beveik 14 000 kvadratinių metrų plotas. Eisiu toliau ir konkrečiai papasakosiu iš BIM pusės, kas būtent buvo įgyvendinta šitam projekte, kuo jis yra įdomus iš BIM pusės. Nuo ko prasidėjo? Pirmiausia, nuo pasiruošimo. Kas buvo įdomu? Tai buvo mūsų pirmas projektas Suomijos rinkoje. Įdomus dalykas, kad iš tikrųjų iš visų Skandinavijos šalių Suomija labiausiai bando apsaugoti savo rinką nuo užsienio tiekėjų, turi savo nacionalinius standartus gaminiams, šiuo atveju armatūrai, kas tinka Švedijoje, Norvegijoje, tas netinka Suomijoje, turi savo nacionalinius Eurokodo standartus. Kas buvo dar įdomu? Tai totaliai tarptautinė komanda. Šiame projekte dirbo būtent norvegų vystytojai, Hent kompanija, taip pat atliko statybos valdymą, aišku, Suomijos kompanijos, Lietuvos kompanija ir Estijos kompanija. Tai iš tikro, esant tam tikram kultūrų skirtumui, kalbų skirtumui, aš manau, kad tikrai tas bendras rezultatas buvo sėkmingas, mes tikrai susikalbėjom ir tikrai viena iš tų priežasčių palengvinančių susikalbėjimą buvo tai, kad mes dirbom BIM aplinkoje. Norvegų Norconsult kompanija atliko pamatų projektavimą, mūsų būtent buvo ant žeminės dalies konstrukcijos, architektūra buvo Suomijos kompanijos, Remoluftas atliko inžineringą, elektrotechnika projektų STEAM,
Trisonas projektavo gaisrinę saugą ir džiugu tai, kad šitam objekte teko dirbti su lietuvių fasadų gamintojais, tiekėjais, KG Construction. Vienintelis galbūt dalykas, kuris apsunkino mūsų bendradarbiavimą tai, kad jie dirbo AutoCAD aplinkoje. Ir vienintelis dalykas, kaip mes supratom bendradarbiavimą ir BIM panaudojimą, tai kad visi jų brėžiniai atsirado kaip referencai mūsų modeliuose ir vis dėlto tą pavyko išnaudoti. Visą projekto valdymą, BIM projekto valdymą užtikrino pats vystytojas, pats Hentas turėjo tiek BIM menedžerį, tiek projekto menedžerį, tiek BIM koordinatorių. Tai visą kontrolę jie atliko, kadangi projektas buvo RC3 atsakingumo klasės, be abejo buvo netgi dvi nepriklausomos kompanijos, kurie atliko trečios šalies kontrolę. Užsakovų pageidaujamas rezultatas, viskas prasideda nuo to, ko pageidauja užsakovas. Pirminė koncepcija buvo tai, kad Norkonsultas parengė pastato koncepciją su monolitiniam sienom ir surenkamom perdangom. Mums sunkinančios aplinkybės buvo tai, kad tuo metu, kai mes pradėjom darbą projektavimo, pamatai jau buvo suprojektuoti, didžioji dalis jau įrengta, kai vyko pasitarimai projektavimo klausimais, objektas maždaug atrodė šitaip, o mes dar sprendėm projektavimo klausimus. Mūsų optimizuota koncepcija buvo pilnai pastatas surenkamas, tai geriausias variantas, kurį mes pasiūlėm. Aišku, jis po to truputį kito dėl minėto apribojimo, dėl pamatų. Ir kitas labai svarbus dalykas, šitam objekte yra panaudotos iš anksto, tai yra statybos aikštelė, įtemptos sienos. Tai yra pirmą kartą mūsų panaudotas sprendimas, tikrai nėra daug analogų Europoje ir pasaulyje, būtent surenkamo gelžbetonio sienos su įtempta armatūra. Apie planavimą. Kaip BIM panaudojam planavime, patys esminė vieta prasideda nuo principų ir mūsų planavimas yra truputį atvirkščias negu galbūt daugumai įprasta. Mes planuojam pirmiausiai, kada pastatas turi būti pastatytas, statytojai užduoda, kada jis turi būti atvežtas, kada būti tada pagamintas ir gamintojai užduoda, kada turi būti suprojektuotas. Kad atlikti visą planavimą, būtina pastatą zonuoti, skirstyti zonus, planuoti etapus. Mūsų pastatas buvo suskirstytas į bokštą A, bokštą B, statyba vyko lygiagrečiai abiejų bokštų, tada vidurinė tiltelių zona, apatinė pastatų dalis. Projektavimas taipogi turėjo savo etapus, jie truputį buvo detalesni negu prieš tai pristačiau, tai apatinė Norkonsulto dalis, pirmas etapas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Įdomu tai, kodėl sakysit tokie etapai. Vienas projektavimo etapas atitiko vieną laivą, kurį buvo visos konstrukcijos pagamintos, nuvežtos ir nuplukdytos į Suomiją. Toliau yra vidurinis tiltelių zonos etapas, lifto santvaros, apatinė konferencijų dalis ir viršutinė metalo konstrukcijų dalis, kurias iš mūsų užsakė suprojektuoti fasado gamintojas. Kaip detaliai buvo projektuojama? Pateikiu vieną pavyzdį su perdangos plokštėm. Stebėkite apatinę mėlyną plokštę. Jeigu gamykloje šita plokštė yra rietuviai padėta į apačią, kai pakrauname į vilkiką, ji yra viršui, kai ji nuplukdoma ir iškraunama Rygos uoste, ji yra apačioj, kai pakraunama, ji yra viršui. Ir jeigu didžioji dalis konstrukcijų buvo sumontuota tiesiai iš laivo, priplaukus prie krantinės, nes objektas stovėjo praktiškai tiesiai prie vandens, ir dalis konstrukcijų buvo nukrauta ant žemės ir sumontuota nuo žemės. Tokiu atveju iš karto buvo suplanuota, kad visa schema buvo atvirkščia. Apie projektavimą. Pats pastatas savo gabaritais, savo architektūrą buvo tikrai didelis iššūkis projektavimui ir kaip pats BIM-as gelbėjo padaryti mums tuos reikiamus sprendimus, kad pasiekti reikiamą rezultatą. Tai eisiu truputį nuo apibendrintai iki pakankamai detaliai. Nuo ko prasidėjo, nuo skaičiuojamosios schemos, atrodo pakankamai paprasta, 2 bokštai, sujungti vidury tiltelių, apatinė dalis. Pagrindiniai poveikiai, kurie viską apsunkino, tai yra vėjo poveikiai. Ir įdomus dalykas, jeigu matot
pakankamai gerai matosi, tai abu bokštai yra truputį pasisukę vieną kito atžvilgiu. Kai veikia vėjas ir veikia vėjo pulsacinės apkrovos, šitie bokštai turi nevienodą svyravimų dažnį ir formą ir jie tam tikrų momentų tai artėja vienas į kitą, tai tolsta vienas į kitą, nuo kito. Iš tikrųjų, tokios bendros schemos nebuvo įmanoma suvaldyti tokių didelių jėgų, kurios atsirado būtent šituose mazguose ir yra pasirinkta schema, kad abu bokštai dirba nepriklausomai vienas nuo kito, o visi šitie mazgai yra palaidi. Dar yra įdomus dalykas, kaip minėjau, esminis šito projekto sprendinys panaudoti aukšto stiprumo strypai, kurie statybos metu buvo įtempti. Viršutiniam aukšte, kur yra 3 strypai, tai 2400 kN, pačioje buvo vietų, kur jėgos siekia iki 10 000 kN, tai jūs galite puikiai įsivaizduoti, kiek reikia sudėti armatūros strypų, kad tą perimt. Strypai buvo ties maždaug 3-4 aukštus, strypų skaičius vis mažinamas buvo, nes mažėjo, aišku, tempimo jėgos. Apie kompozitinius tiltelius norėčiau papasakoti. Tai vėlgi toks pakankamai naujas buvo sprendimas šitam projektą padarytas. Apskritai mato daug naujų sprendimų šitam projektą buvo padaryta. Bet šitoje vietoje tiltelių ilgis yra 16 metrų. Pirminiam variante buvo 3 masyvios plokštės, 16 metrų ilgio nuo vieno iki kito pusės, bet kadangi šitų tiltelių mazgai yra paslankus ir poslinkiai yra pakankamai dideli, šitoje vietoje viršutinėme aukšte vienoj pusėje poslinkis tiltelių yra į vieną pusę 80 mm ir į kitą pusę 80 mm maksimalus. Tai galite įsivaizduoti, koks iššūkis buvo tiek su šitais mazgais, tiek fasado konstrukcijų gamintojams. Tai po to buvo pakeistas būtent šitas sprendimas į kompozitinio tiltelio sprendimą. Dar įdomus dalykas, panaudotas 112 spiruoklių šitų tiltelių prijungimui prie pastato, kurios sušvelnina dinaminį poveikį. Vienas tiltelis turi 8 spiruoklės. Apie liftą. Liftas taip pavadintas už pastato ribų. Jis iš tikrųjų yra tik tai prie pastato prikabintas, nors pradiniai koncepcijoje buvo, kad kiekvienas tiltelis vienoje pusėje rėmėsi ant lifto konstrukcijų, to buvo atsisakyta tam, kad pirmu atveju buvo reikalavimas lifto konstrukcijom 120 minučių ugniatsparumas, kad tą pasiekti dažais, nes architektų iš tikrųjų vienintelė priemonė tinkama iš architektūrinės pusės buvo dažai, tai 7 mm dažymo sluoksnis, kas iš tikrųjų yra ir nelogiška, ir nerealiai brangu. Tai padarius šitą pakeitimą, reikalavimai sumažėjo perpus ir buvo pakankamai protingai išspręstas šitas klausimas. Apie perdangos diską. Didžiulis jėgos susidaro perdangoje nuo šlyties jėgos. Tam buvo panaudota daugiau kaip 1000 vienetų erdvinių karkasų, kurie pagal Suomių išvystytą metodologiją buvo suskaičiuoti ir suprojektuoti. Surenkamos gelžbetoninės sienos. Sienose jėgos šlyties tokios didelės, kad tose vietose, kur buvo tokios X formos sienos, vienoje sienoje tai perimti tom jėgom daugiau negu 100 įdėtinių detalių. Sukti laiptų maršai. Gerai gal, kad tik 2 vienetai tokių suktų maršų buvo, bet viena maršė 84 skirtingi armatūros lankstiniai. Įsivaizduokit tą padaryti AutoCAD. Vėlgi skaibaras, apatinė konferencijų zona, 8 metrų, 35 centimetrų skersmens apvalios kolonos, kurios dar atverčiamos nuo žemiaus ir tikrai liaunos kolonos. Kaip naudota informacija iš BIM modelio? Visų pirma, kiekvienas gaminys, kiekvieno gaminio informacija naudota vizualiam gaminių planavimui, turiu omeny tiek projektavimo, tiek gamybos, tiek logistikos, tiek montavimo. Automatiškai eksportuoti lankstinių failą į lankstinių mašinas. Ne vieno brėžinio armatūros lankstinių nebuvo padaryta.
Tas pats su armatūriniais tinklais, su visais iškarpimais, visi tinklai buvo eksportuoti į armatūrinį tinklų mašiną. Ir taip pat su metalo konstrukcijom. Buvo metalo konstrukcijų gamintojų persiųsti būtent informaciniai failai. Kaip atlikta kontrolė? Kaip minėjau, pastato informacinio modelio kontrolę atliko užsakovas. Tiesiog jis tam panaudojo Solibri Checker programą, visos grandys, kiekvieną pirmadienį į serverį patalpindavo savo aktualius modelius, visi modeliai būdavo tarpusavį patikrinami, parengama detali ataskaita ir išsiunčiame projekto dalyviam pasitaisyti, kitą kartą turint arba gyvą, arba per nuotolinį ryšį meetingą buvo aptariamos klaidos ir vėl tas pats kartojama. Kaip vyko brėžinių kontrolė? Suomijoje iš tikrųjų yra nuostabi šalis tuo, kad popierizmo lygių lenkia Lietuvą. Būtent šitoje vietoje kontrolės tikrai netrūko. Visų pirma, brėžiniai parengti buvo tikrinami Norvegų Norconsult kompanijos. Tada buvo netgi 2 nepriklausomos kompanijos, Sweco ir Rumble Suomijoje, kurie savo ruoštų tikrino kiekvieną brėžinį. Tada jie vertė viską į suomių kalbą, spausdino, nešė suomių savivaldybę. Savivaldybė gavo patvirtinimą, šitos brėžinius naudojo proceso kokybės kontrolėje, o statyba vyko pagal anglišką brėžinių versiją, kuri taipogi buvo patvirtinta. Paskui pamatysit, kiek iš viso buvo brėžinių. Vidinė įmonės kontrolė. BIM modelių patikros įrankis, tai mūsų įmonė yra sukurtas, juo kontroliuojam visus modelius, čia tuo metu mes matot, kiek buvo kontroliuojam modelių, dabar yra žymiai daugiau, įrankis yra dar labiau ištobulėjęs. Pirmiausia, jeigu kalbama apie Solibri, mes tikrinam susikirtimus, čia mes tikrinam, kaip tai laikomės vidinių taisyklių. Jeigu mes naudojam vidinį įmonės sukurtą klasifikatorių CD 2016 šiuo metu, ir šitas įrankis leidžia patikrinti, ar mes laikomės to, ką susitarėm. Ir šitoje vietoje jis automatiškai duoda informaciją, pavyzdžiui, neįvestas aukštas, nepriskirti parametrai, detalė plaukė, nepriskirta prie gaminio. Tai kaip kalbėjome apie eismo taisyklės, yra taisyklės, turi būti ir policininkas. Policininkas gali būti žmogus, bet gali būti ir mašina. Tas pats su brėžiniais, automatiniam brėžinių kontrolė. Nesuvedėm tam tikrų parametrų, automatiškai brėžinį meta nuorodą, tokį žymenį, brėžinys negali būti naudojamas gamybui, trūksta to ir to, jokių būdų rankinių neįmanoma to nuimti. Einam į modelį, ištaisom trūkstamus parametrus ir turim švarų brėžinį, kurį galim atiduoti gamybą. 100% kontrolė. Apibendrintai. Projekte dalyvavo 6 komandos, plus 9 tarptautinės. Išsiųsta virš 1000 elektroninių laiškų. Įdomu tai, kad šitie įtempiami strypai, pirmieji strypai buvo įtempiami tarp Kalėdų ir Naujųjų metų, tai su projekto komanda turėjom įdomų tarp šventinį laikotarpį. Šito projekto statybos vadovas Mindaugas, aš konkrečiai buvau projekto dalies vadovas ir kadangi taip pas manęs tokia gera žinia ištiko ir gimė dukrytė, tai mane pakeitė šitam projektui tikrai sėkmingai Donatas ir iš tikrųjų tokį sudėtingą projektą vidury projekto pakankamai sėkmingai perdavėm ir procesas vyko toliau. Kad suprasti, bendra visų įtempiamų strypų laikomoji galia beveik 200 000 kN, tai panašiai 95 laisvės statulos, 114 Boeingų, 371 Titanikas arba 4 Cheopso piramidės. Galite įsivaizduoti, kokios jėgos tenai veikia šito šachtose. 5 laivai beveik 6000 tonų, tai yra daugiau negu 4000 Toyota Avensis automobilių. Galite įsivaizduoti laivą ir kur telpa tiek automobilių. Virš 2200 gamyklinių brėžinių ir 348 darbo projekto brėžiniai. Jeigu tie 2200 nekeliavo į savivaldybę, tai 348 keliavo į savivaldybę. Tai yra iš viso 26 cm gryno popieriaus, nesulankstyto į A4 formatą, bet gryno. Tai yra viena kopija.
virš 15,000 atskirų sumodeliuota elementų, tai assembly tipo elementų. Jeigu priskaičiuočiau atskirus armatūros lankstinius, ta kelis kartus padidėta. Kad suprasti tą kiekį, tai yra pilnutėlio Žalgirio arena. 4000, beveik 500 gaminių, kiekvienam suplanuota projektavimo data, gamybos data, transportavimo data, montavimo data ir dar krūva papildomų parametrų, kurie reikalinga kokybei užtikrinti ir procesui suvaldyti. Tikrai galiu teikti, kad buvo pilna šito projekto kontrolė ir tikrai esam pasiryžę naujiem iššūkiam. Ir man labai patiko Daliaus išsakyta mintis už tai, kad reikėtų skatinti geriausių projektų autorius. Tai iš tikrųjų, jeigu Vilniaus miesto savivaldybė turi skausmą, ką pasirinkti Lazdynų baseino ar nacionalinio stadiono projektuotojas, tai drąsiai prašom kreiptis. Ačiū. Ačiū labai. Vienas klausimas. Kokios buvo BIM manager ir BIM koordinatoriaus funkcijos projekte? Jeigu kalbant konkrečiai, pradedant nuo BIM koordinatoriaus, tai BIM koordinatorius buvo fiziškai, kuris atliko tą visą techninį darbą. Sukelt modelius, parašyti priminimus, išsiųsti ataskaitas, o BIM managerio tai buvo daugiau pati pradinė koncepcijos pristatymas, projekto toks tas BIM execution plan, parengimas, pristatymas ir iš esmės jo koncepcija daugiau to vietų ir pasibaigė, jo funkcijos. Ačiū labai pranešėjai dar kartą.